Emilė Radytė, neuromokslininkė ir verslininkė, baigusi studijas Harvarde bei Oksforde, nusprendė nukreipti savo žinias į moterų sveikatos sritį. Šiuo metu Emilė su komanda vysto smegenis stimuliuojantį lankelį, kuris sumažina menstruacijų simptomus. Iš vienos pusės tai yra įdomi mokslinė problema, bet man atrodo giliaja prasme, kodėl mes iš tikrųjų įsteigėm Samfire, buvo tai, kad pamatėm, kad dabar tiesiog nėra daug būdų moterims pasirūpinti tomis problemomis. Dirbdama būtent ir pradėjusi doktorantūrą, dirbau būtent su smegenų stimulacija depresijos srityje. Depresijos yra specifinės būsenos, kurios patiriamos tik moterų, kaip pavyzdžiui priešmenstruacinė depresija, pogimdyvinė depresija, perimenopauzinė depresija. Tai mane labai sudomino iš tos iš pradžių smegenų pusės, kaip ir iš tos pusės, kad kas vyksta moterų smegenyse, kas nevyksta vyrų smegenyse, kas padaro jas jautresnėm ir labiau pažeidžiamom tų depresijos simptomų ir ar mes galime tai panaudoti gydymo srityje. Ką mes padarėm, tai paėmėm egzistuojančią technologiją ir iš tikrųjų įlindom į ją giliau, kad galėtume ją pritaikyti būtent moterų poreikiams, kurie yra dabar, kurie yra labai tikri ir kurie yra labai paplitę. Samfire Neuroscience jau pritraukė 200 000 eurų investiciją. Įkūrė padalinį Lietuvoje ir neabejotinai turi potencialą sudrebinti medicinos mokslo pasaulį. Be abejo, sakyčiau, kad Emilė yra vizionierė, nes mes tiesiog galime matyti į patį produktą, kad jam nėra alternatyvas, tai yra ganėtinai naujas žingsnis eiti į šią rinką, kuri yra stigmatizuota, kurioje labai trūksta duomenų ir tyrimo. 3 metų bėgyje mes planuojame turėti bent 3 produktus rinkoje ir kurie būtų visi medicininio lygmens. Man tokia 5 metų vizija yra labai tenkinanti, todėl kad aš manau, kad tai pagerina mūsų dabartinį gyvenimo kokybę ir gydymo metodus. Už globalius ir verslius mokslo išradimus moterų sveikatos srityje globalios Lietuvos apdovanojimas skiriamas Emilijai Radytei.